Senamiestyje linksmybė žadanti vasaros uždarymo šventė pavadinta Baltų vakaru prasidėjo kiek neįprastai. Į Kauno pilį nedrąsiai besirenkančius svečius pasitiko tyla. Taip netradiciškai pristatyta knyga 25 valandos. Tai Farila Strong slapyvardžiu pasirašančios lietuvių autorės minčių išgyvenimų sielos kalbos knyga. Pasak leidėjų itin tinkanti dabarčiai, kai žmonės skuba ir sako neturintys laiko pažvelgti į vidinį pasaulį. Ilgą laiką buvo galvota, kaip pristatyti tą knygutę ir tiesiog buvo pasirinkta tyla dėl to, kad tyloje turbūt ir kiekvienas sutiksit su manim, kad gimsta tikriausios mintis. Tai va dėl to tas tyla ir buvo pasirinkta kaip simbolis tai knygutį pristatyti. Kiekviena ta knyga palies skirtingai, priklausomai nuo pačio skaitytojo, ko jis joje ieškos. Kitam gal bus įprasta knyga, kitas joje gal ras daug atsakymų savo, kurius ilgai ieškojo. Ta knyga yra daug vidinio autorės išgyvenimų, pamastymų, vidinio pasaulio pačio, kaip sakyt, ieškojimų. Knygos pristatymui ne tik derinant prie senamiesčio šventės simbolikos pasirinkta balta spalva, tai tiesos, tyrumo ir švaros, tiek išorėje, tiek viduje ženklas. Santūrumo, tylos, įsiklausimo, daug prasmės baltoj spalvoje taip pat yra, užtat neatsitiktinai ir balta spalva knygos buvo pasirinkta. Šis leidinys nepateks į knygynus, nes, kaip teigia leidėjai, iš knygynų atstovų išgirdo nemalonę frazę „lietuvių autorių knygų platinti jie nenori“. Po tokio akibrokšto nuspręsta įsteigti ir nominacijas už lietuviškumo ir tikrojo žodžio sklydimą. Knyga skirta pažinti savo vidiniam pasauliui, o ragindami pažinti ir savo kūną renginio sumanytojai pristatė savimasažo subtilybes.